Liuks. Tai sveiki sugrįžę, dar kartą primenu, jeigu nesat matę pirmų 3 video, labai rekomenduoju juos peržiūrėti, nes šis 4 video yra kaip ir jų tęsinys. Ir jeigu jūs nesat matę tų pirmų 3 video, tai ką mes čia darom dabar, jums atrodys iš esmės nelogiška. Tai dabar mes vėl grįžtame į savo workflow ir vienas dalykas, ką aš pamiršau padaryti pirmame video, tai yra užseivinti viską, nes jeigu aš dabar perkrausiu naršyklę, dings visas mūsų pradėtas darbas, tai aš tą padarysiu ir perkrausiu mūsų workflow. Taip, ir dabar viską turime čia, bet pas mus nebeliko tos testinės duombazės. Tai kad vėl susigrąžinti tą datą, aš įvesiu į pokalbių langą labas ir pas mus vėl grįžo mūsų 5 sukurti žmonės. Tai ką aš dabar norėsiu daryti, tai pradėti keisti informaciją, kurią mes gauname iš čia, pagal tai, kiek man jos reikia ir kokios aš jos noriu. Tai pavyzdžiui, sakykime taip, kad aš noriu, kad kitame etape man nebeliktų tokių dalykų kaip created, ar sakykime taip email, nes ar tarkim notes, nes man šitą informaciją nėra aktuali darant tam tikrą darbą, ar ne? Tai dabar, kadangi norime modifikuoti šios duomenis, spaudžiame pliusą čia. Ir mums dabar prireiks Data Transformation kategorijos. Jei įėjus mes vėl grįšime į tai, apie ką mes šnekėjome praeitame video, bet iš esmės dabar mes naudosim Edit Fields Set naudą. Ir jį dabar šiek tiek išjungsiu ir matome, kad jisai prisijungia prie mūsų darbo eigos. Tai kam dabar jisai bus reikalingas iš esmės? Mes jį dabar atsidarę galime matyti vėl, kaip ir šnekėjome praeitame video, po kairę yra informacija, kuri ateina į jį ir po dešinę bus, kas išeina iš jo. Tai mums šiuo atveju prireiks labiau schema tabo, nes mes juos tempsime čia. Tai tik dar prieš pradedant bet ką daryti su šitų naudų, yra vienas dalykas, kuris yra labai naudingas ir bus žymiai naudingesnis, kuomet mes pradėsime daryti šiek tiek labiau kompleksinius darbus, tai pervadinimas kiekvieno naudo pagal tai, ką jisai daro. Tai pavyzdžiui, sakykime taip, šitas naudas iš esmės transformuos data. Tai mes galime sakyti, kad tai yra informacijos arba duomenų transformavimas. Ir dabar, kai mes grįšime atgal į pradinį langą, mes matome čia, kad jisai buvo pervadintas ir taip pat mes galime persivadinti ir customer data store, tai sakykime taip, tai yra testavimo informacija arba testavimo duomenys, ar ne? Tai kodėl tai yra naudinga? Dėl to, kad kai atsiras 20 ar 30 skirtingų naudų, bus žymiai lengviau susiorganizuoti ir susivokti iš esmės, kas kur vyksta, kas kur ką daro ir taip toliau. Tai dabar galime grįžti atgal į mūsų duomenų transformavimo naudą ir po kairę mes vėl matome tą pačią informaciją. Tai dabar liksim ties schema. Ir kaip ir minėjau, iš esmės šitame etape mes atsikratysime informacijos, kurios mums nereikia. Tai ką aš dabar galiu padaryti, tai kaip ir sakiau, man tarkim reikia vardo, ar ne? Tai vardą mes galime nusitempti čia ir mums tada atsidarys toks langelis, kuriame yra pavadinimas name, tai mes galime pasakyti, kad tai yra vardas ir pavardė, ar ne? Tada type pasirinksime string, nes tai nėra nei numeris, nei dar kažkas. Ir tada mes matome, kad mums išspjauna tokią reikšmę $ženklas json.name. Tai iš esmės, kas tai yra vadinama expression, čia padešinę matosi dar. Tai kitais žodžiais tariant, tai yra dinamiškas reikšmių atvaizdavimas. Ir mes dar galime, jeigu mes suprantame kažką iš JSON, mes galime padėti tašką ir mums išmes daug dalykų, kai mes dar papildomai galime tą datą atskirti, bet šiuo atveju, kad tiesiog daryti kuo lengvesnį įvadą, to nedarysime. Ir galime judėti toliau. Tai kaip ir sakiau, mums, sakykime taip, dar reikia šalies, ar ne? Tai šalį tempiame vėl į šitą pilkąją zoną. Užsivadiname tai šalis, ar ne?
paliekame string, nes tai nėra nei skaičius, nei dar kažkas. Ir sakykime taip, dar galime pasiimti created, kas būtų, gal ne created, o ID, ar ne? Tai ID, tarkim, sakykime, taip yra numeris ir čia jau pasirinksime number skaičių. Tai dabar, kai spausime execute step, iš visų šitų informacijos šaltinių, kurių yra 1, 2, 3, 4, 5, 6 ir šitoje lentelėje matosi, liks tik tai 3. Tai galiu tą dabar ir padaryti. Ir va, mes turime tik tai 3 stulpelius vietoj to, kai mes čia turėjome juos 6. Mes pasiėmėme tik 3 ir juos persivadinome taip, kaip mums būtų patogu. Tai dabar sakykime, kad mes norime dar labiau išsifiltruoti tuos duomenis ir vienas iš tų kriterijų yra būtinai, kad kiekvienas žmogus turėtų savo šalį. Ir čia mes matome, kad būtent šitas veikėjas Zafod, ar kaip jisai tarėsi, jis neturi savo šalies. Tai kitame etape mes norėtume, kad tų žmonių, kurie neturi savo šalies, pas mus informacijos lauke jų neliktų, ar ne? Tai dabar mes panaudosime dar vieną naują, čia ieškau, dar vieną naują naudą, kuris vadinasi if. Ir iš esmės if turi dvi išvestis, true arba false. Tai dabar ką tai reiškia, kad mes nusistatysime taisyklę, pagal kurią jeigu žmogus atitiks tą taisyklę, jis bus metamas į true šaką, o jeigu jis netitiks taisyklių, jis bus vedamas į false šaką. Tai iš esmės visą mūsų tą dabartinę automatizaciją mes išskaidysim į dvi šakas. Tai grįžtame atgal čia ir sakykime taip, mums vėl yra matoma informacija iš mūsų duomenų transformavimo naudo. Jis yra matoma čia po kairę. Ir dabar sakykime taip, mes norime atsisakyti tų žmonių, kurie neturi šalies, ar ne? Tai mes grįžtame į schemą ir nusitempiame value šalis. Ir sakom, kad ir paspaudus čia iš esmės mes nusistatysime, kad šalis turi būtinai egzistuoti, nes jeigu jinai neegzistuoja, vadinasi jos nėra ir mums jos nereikia, ar ne? Mes spaudžiame exist, prisidedame šitą stepsą ir matome, kad, dar nepaspaudžiau, kai dabar paspausiu execute step, jisai išskaidys tą informaciją ir to žmogaus informacijos, kurios nėra šalies, kuris neturi šalies, jį numes į false ir tie, kurie turi šalį, numes į true. Tai spaudžiame execute step ir taip, turime output'e true branch, tai tas, kas ėjo į viršų, tai yra visi 4 žmonės su šalimi ir yra vienas false, kuris neturėjo šalies. Tai viskas suveikia puikiai. Tai iš esmės, kodėl tai yra naudinga, tai kai reikia, tarkim, panaikinti arba pašalinti nereikiamus įrašus, atsisakyti tam tikros informacijos, kurios mums nereikia, sukurti kažkokią tai sąlyginę logiką arba skirtingai apdoroti duomenis pagal jų turinį. Tai dar kad įsitikinti, kad viskas gerai suvaikščiojo, mes galim prisidėti dar vieną tokį pat set naudą ir tiesiog su juo nieko mes nedarysime. Bet man jo kažkodėl neprijungia. Gerai, mes jį taip prijungsime. Ir galime dar kartą jį pasidublikuoti čia ir nusitempti jį čia. Ir dabar jeigu mes dar kartą paspausim execute ir execute, mums atsivaizduos ta pati data šitoje lentelėje ir šitoje lentelėje, ar ne? Tai viskas čia yra gerai, čia tiesiog rodo tą errorą, kuris nėra svarbus kol kas. Tai ši pamoka jau buvo kažkiek ilgesnė, bet iš esmės dabar tikiuosi jau geriau suprantat, kaip naudotis tais nodesais, kaip transformuoti ar filtruoti duomenis ir kaip struktūrizuoti savo workflows. Tai dar kartą noriu labai paskatinti jūs prisijungti prie N8N Lietuvoje grupės, nes jeigu turite kažkokių klausimų, kažkas nepavyko čia, ar kažkas nepasispaudžia, ar dar kažką, užduokite juos ten, atsakysiu aš arba kiti grupės nariai ir žymiai greičiau išmoksite, kaip čia naviguoti po visą šitą platformą.
Tai dabar su kitais video, dar ką pamiršau vėl, užseivinti, tą reikia kiekvieną kartą padaryti. Tai kitose video jau pereisime prie AI agentų kūrimo, kas iš esmės bus šiek tiek sudėtingesnė informacija, bet tose AI agentų video, kurie truks maždaug nuo pusvalandžio iki valandos, pradėsime jau giliau mokytis apie papildomas programėles, naudus ir taip toliau, ir iš esmės per praktiką išmoksime pilnai, kaip kurti AI agentus.